Sveiki visi, jeigu jūs žiūrit mano kanalą pirmą kartą, tai aš esu Dominikas ir aš mėgstu daryti labai stupid ir random stuff, bet šiandieną bus biškai kitoks video. Kaip matote, už manęs yra šitas labai senas medis, kol kas čia nieko įspūdingo nėra, bet bandysim kažką gražaus daryti. Aš su Mantu planavom čia tokį kaip daryti savo chatą, savo vietelę, nes čia yra labai toli nuo namų. Iš pradžių reikėtų biškį apsitvarkyti, nes čia visur šakos mėtasi, labai tiesiog, apleista atrodo. Šiandien Mantų nebus, tai vietoj Mantų aš pasiėmiau Iko, tai jis man padės šiandien darbuotis, ane Gaidy. Jo, karoč, tai turbūt vienas dirbsiu šiandien. Padėsi Iko? Iko? Iko. Fuck. Va, ir išneš. От герошо. Kaip matot, čia labai sunku praeiti per tos šakas, reikia biškai pasilenkt. Tai galvoju gal nupjauti tos šakos, bet tada persigalvoju, nes įdomiau atrodo, kai po to medžio nelabai kas matosi iš toliau. Tai darysim įėjimą kažkur čia. Tai, yeah, let's get to work. Kadangi šitas medis labai senas, tai kaip matom, čia yra still alive, dar šitas šakas still alive. Mes napjausim to šakas, kad galėtų tas medis kuo ilgiau gyventi. Vat, pavyzdžiui, ta visa šaka yra grinai dead ir nereikalinga. Oh yeah, baby, ASMR. Dabar žiūriu, nelabai apsimoka tvarkyti šitą šaką, nes kai ateini čia, kas daros. Dėl masės visą šaką turbūt nukris, tai geriau kažkur čia nupjausiu. Va, čia kažkur, nes va šitas šaka dar gyva, dar čia yra mažytė, kur užaugs labai stipri. Vis tiek, manau, per daug svorio bus šitam šakai, tai reikės kažką čia pastatyti, kad palaikytum. Biški per ilgas, bet žinai, geriau per ilgas, negu per trumpas. Čia tiesiog darau trumpam, kad kol padarysiu normaliai, kad čia laikytų, kad nesubirėtų tas medis. Vėliau padarysiu geresnį, kada turėsiu laiko. Video baigsiu čia, labai ačiū, kad žiūrėjote, sorry, kad labai trumpas video, bet norėjau bent pradžią parodyti, ką mes čia planuojam veikti. Tai jeigu patiko, paspauskit laiką, pasubscribink, jeigu pirmą kartą žiūrite ir ačiū, kad žiūrėjote ir peace.